Sveiki visi žiūrintys vlogą, senai nefilmavau, praėjo kiek mėnesis, gal pusantro, gal net irgi daugiau. Iš tikrųjų esu labai užsiėmęs, visi mes visą laiką užsiėmę, jau ne vieną kartą tą sakiau, bet paprasčiausiai laiko filmuoti atsiranda vis mažiau, labai daug mokslo, labai daug darbo. Bet šiandien sugalvojau padaryti išimtį ir pabandyti bent šiokį tokį trumpą video padaryti, tikiuosi video jums patiks. Šiandien dieną pradėsim nuo to, kad eisim pasisvert, kadangi buvau sakęs, kad pradedu auginti masę, pažiūrėsim, koks skirtumas nuo paskutinio karto, kada svėriausi, ir tuomet eisiu darytis pusryčių, o pusryčiam valgysiu, tiksliau gersiu kokteilį, labai kaloringą, tai nieks neišsigaskit jį ten kalorijų, kitiems čia yra dienos norma visa, bet man būnant fiziškai aktyviam visą dieną, tai yra ganėtinai nedidelis kalorijų skaičius, kadangi per dieną dabar suvartoju apie, grubiai 4000, gal biskį daugiau kalorijų. Taigi, einam svertis ir pažiūrėsim, ką veiksim šiandien dienoje ir ką valgysim. Pažiūrėjom, kokį skaičių mums dabar rodo svarstyklės. Ir mes matom 85 kg ir 200 gramų. Man dabar kiekvienas rytis prasideda nuo kokteilio. Štai matome ingredientus, iš kurių darysiu kokteilį. Tai yra 1 litras sojos pieno, 2 dideli bananai, 200 gramų avižų. Čia tiesiog, jeigu kas netik 200 gramų, tai yra pasverti, tiesiog labai didelis puodelis. Šitas puodelis yra 600 ml. Taip pat 1 valgomasis šaukštas kokoso aliejaus, arba kokoso sviesto, nežinau kaip kas nori, taip tas vadina. 1 valgomasis šaukštas su kaupu riešutų sviesto, 1 valgomasis šaukštas linų sėmenų ir apie 25 gal 30 gramų rudųjų ryžių baltymo. Ir viską sudėsime į mikserį ir paksime mano kokteilį. Tai visus makro, kaip visą laiką matysite šone. Jeigu kam įdomu pažiūrėti, kiek čia yra kalorijų, baltymų, riebalų ir angliavandenių. Iš tikrųjų labai kaloringas dalykas, bet jį geriu ne iš karto, išgeriu praktiškai pusę po to, kai jį suplaku ryte ir paskui likusią dalį išgeriu poros valandų bėgyje. Taigi, žiūrėkime, kas gausis. Kadangi baigiau plaktis savo kokteilį, tai galim pamatyti, kad čia yra apie 1,5 litro gryno kiekio kokteilio. Ir kaip jau minėjau, pusę išgersiu dabar, o pusę pasiliksiu išgerti poros valandų bėgyje, tai yra iki kol sugalvosiu darytis pietus. Taigi palikėkit man skanaus, o aš keliauju. Kaip tradiciškai susipakęs savo kokteilį, pusę išgėriau iš karto vietoje, tai yra tik susipakęs, o pusę jo susipyliau iš tokią gražią gertuvę, čia yra apie 800 ml. Ir tiesiog dienos bėgyje, greičiausiai iki pietų, tai yra, kurie bus už 3-4 valandų, aš pasimėgaudamas išgersiu likusią dalį. Pasimėgaudamas tai dėl to, kad būtent dėl bananų ir kokoso sviesto ir aliejaus, nežinau net kaip jį pavadinti, šis kokteilis yra kreminės tekstūros, ganėtinai skanus, jisai primena iš skonio bananinius pieno kokteilius tirštus. Taigi problemos kažkokios jį gerti nėra, bet skubėti irgi nėra kur. Ir kiekvienam sportuojančiam veganui, kuris turi problemų būtent su svorio auginimo, tai patarčiau būtent pabandyti tokius kokteilius, kadangi tai yra labai paprastas būdas gauti visas kalorijas reikalingas dienos bėgyje ir visas maistinės medžiagas. Manau, nei vienas to nenusivilsit. Be to, prie to pačio jisai yra labai maistingas. Tikrai nėra čia nieko baisaus, kas pakenktų jūsų sveikatą ir taip toliau. Aišku, jau riebalų, kai kurie ten sakytų, kad čia yra per daug riebalų ir taip toliau, bet aš su tuo ne visai sutikčiau. Čia nuo žmogaus priklauso ir jo nuo aktyvumo lygio. Jeigu žmogus labai aktyvus, tai tikrai nieko baisaus nuo kokoso aliejaus nesitiks, ypač nuo tokio kiekio. Dabar eisiu aš studijuoti savo mėgstamą veterinariją, anglų kalba. Viskas iš esmės panašu į tai, ką jau esu studijavęs savo studijų metu, bet terminologija ganėtinai stipriai skiriasi, kadangi visgi anglų kalba. Ir kai kurie klinikinės praktikos dalykai skiriasi, kadangi pas jūs klinikose yra nemažai dalykų atliekama kitaip nei pas mus. Taigi palikėkit sėkmės, aš einu mokintis, o mes sutiksime vėliau.
pats laikas pasidaryti pertraukėlę, kadangi nuo to laiko, kai dariausi kokteilį, praėjo apie 3-3,5 valandos ir laikas papietaut. Tai padaryti pertraukėlę nuo mokslo, kadangi jeigu mokytis ilgiau nei 3 valandas, tai gali smegenys įsilydyti. Ta prasme, jeigu pertraukėlės nedarai tarp mokinimuose. Ir pietums valgysiu lęšių troškinį su daržovėmis, su trintais pomidorais bei teriyaki padažu. Visą troškinį valgysiu su duona. Šiaip įprastai valgau su ryžiais arba bulvėmis, arba kartais makaronais pilno grūdo, bet šį kartą padariau išimtį. Noriu kažko kitokio šį kartą. Ir troškinį jau esu pasigaminęs. Nefilmavau kaip gyvenu, nes troškinį pasigaminu mano kiekvienas gali. Paprasčiausiai gyvenu ne vienas ir virtuvė dažnai yra užimta. Dažnai gyvenamajam kambarį, kuris yra prie virtuvės. Žmonės klausosi muzikos, šnekasi pastoja taip toliau, tai tiesiog nenorėjau tenai filmuoti. Jau kitą kartą, kai namai bus tušti. Ir štai taip viskas atrodo. Tai yra mano troškinys ir duona. Duona yra su visokiausiam sėklomis, tai su linų sėmenėms, su čija sėklomis taip toliau. Ir troškinys, kaip matot, štai taip atrodo. Kaip troškinys gali atrodyti, troškinys yra paprastas dalykas, tai čia nieko per daug neprisigalvosi. Šitam troškiny yra 200 gramų lęšių, tai 200 gramų sauso produkto, tai nenustebkite, kad lėkštė ganėtinai didelė ir jinai yra visa pilna. O ko valgau tokį baltymingą troškinį ir sveiką, žiūrėsiu štai video. Tai Kokavos prieš Rigertą, tai yra 2 olimpiečiai, tiksliau 2 buvę olimpiečiai, sunkiaatlečiai. Ir jeigu kas nors supranta rusų kalbą ir domitės sunkia atletika arba jėgos sportu, tai galite pasižiūrėti jo kanalą, iš tikrųjų labai įdomus. Nebaugų pašnekovų suranda savo video, bet gaila ne veganas, bet kada nors gal bus, nes iš tikrųjų keliuose video paminėjo kelius atletus veganus, jisai pats, ta prasme Kokavas, ir nieko blogo apie tai nesakė. Žinom, kad yra ne vienas dabar olimpinis sunkiaatletas, tai iš YouTube, pavyzdžiui, galima paminėti Clarence, jo kanalą, turbūt žino daugelis, kuris domisi tokiu sportu. Ir kas dar, amerikiečių sunkiaatletis vienintelis į olimpiadą patekęs Kendrick Farris, ar kaip neprisimenu tiksliai vardo, jis irgi yra veganas. Taigi galite jų kanalus pažiūrėti, jeigu jums įdomi sunkioji atletika ir norit būtent veganiško pavyzdžių. O aš pasilaikysiu ties Kokavo, nes jis man įdomu asmenybė, įdomus žmogus ir jo video yra labai įdomus man. O su jums susitiksiu vėliau. Taigi, susimatym. Aš jau realiai esu dešiniarankis, tai man labai sudėtinga su kairė ranka šaukštą ir atrodo labai keistai, bet lęšiai sportuojant jam yra dievų maistas. Ir vaikai, nešnekėkit su burna pilna maisto, labai nemandagu. Kam nors įdomu, tai šiuo metu kartojusi parazitologija, iš tikrųjų ganėtinai įdomi mokslo šaka, gal ne pati įdomiausia man, gali būti ir geresnių, ta pati anatomija ir fiziologija man yra kur kas įdomesnė, bet tenka mokintis viską. Bent jau vienas pliusas, kad tai ne farmakologija, kuri man visiškai neprie širdies. O ne, tik ne farmakologija. Na, jau pasakiau, kad šiandien man mokslų pakanka. Tai dabar suvalgysiu štai tokius 2 vakarienės sumuštinius. Tai yra sumuštiniai su džemu ir riešutų sviestu. Tai vienas iš jų yra su riešutų sviestu ir aviečių džemu, kitas su riešutų sviestu ir juodų serbentų, man atrodo, džemu. Neprisimenu. Nu, nieko baisaus, nesvarbu iš tikrųjų. Iš esmės vienas ir tas pats dalykas. Iš tikrųjų labai daug cukraus, bet kai reikia daug kalorijų, tai nėra labai baisus dalykas. Svarbu reikia nepersistengti su to cukru. Ir štai dar toks dalykas, kaip sakiau, suvalgysiu ką nors iš vaisių, tai yra mango vienas ir vienas didelis bananas. Tai visą šitą dalykėlį suvalgysiu ir už greičiausiai valandos laiko, tai apie 1 valandą nakties greičiausiai bus, keliausiu į sporto salę daryti kojų treniruotės. Na, aš jau netoli sporto salės, einu daryti
kojų dienos. Šiandien yra volume diena, tai yra daug pakartojimų. Palyginus su įprastiniam dienom. Su kokiais svoriais dirbsiu, dar nenusprendžiau. Ir kiek pakartojimų darysiu. Greičiausiai traukom dirbsiu su kažkur tarp 150 ir 160 kg tam tarpe. O pritūpimų tarp 105 ir 115 gal kilogramų. Nes pradėjau vėl daryti wall bar leg squatus, tai yra pritūpimai, kai štanga guli apatinėje trapecijos dalyje, o ne viršuje. Tai yra šiek tiek lengvesnis pratimas tuo atžvilgiu, kad su juo galima šiek tiek daugiau svorio pasimt, bet žinant mano proporcijas, kad pas mane labai ilgos kojos ir trumpas liemuo, man pratimo pačio judesio reikia ganėtinai stipriai lenktis į priekį, kad palaikyti svorio centrą. tą turbūt pamatysite video. Ir tai man gerokai stipriau apkrauna nugaros apatinę dalį nei high barai arba front squatai. Taigi kiekvieno anatomija yra skirtinga, kiekvienam yra skirtinga ir pratimo variacijos atliekamos. Vieniem yra vieni dalykai lengviau, kitiem kiti. Taigi, žiūrėsim kaip seksis. Kelias savaitės dar tik kaip darau wall barus. Ir ką dar čia pridėti. Turbūt daug kas pastebėsit, kad traukas darau be diržo. Tai nusprendžiau, kad man paprasčiau ir naudingiau traukas iki kažkur 180 kg daryti be diržo. Tai, taip sakykime, labiau stiprinu ir lavinu savo pilvo presą bei nugaros apatinę dalį. Plius kažkiek patogiau į poziciją pačiai lyst. Žodžiu, nepiknaudžiauju dabar diržo. Taigi, na ir kas dar? Na ir dar turbūt daug kas paminės, kad turbūt per daug baltymo vartoju. Kitiems taip atrodys, tai galiu pasakyti, kad aš žinau, kad tiek baltymo tikrai nereikia raumeninę masę auginant, bet pliusas to, kad didelis yra baltymų kiekis, yra tai, kad aš, kaip minėjau, dabar esu body recomposition stadijoje. Tai yra, bandau mesti riebalinę kūno masę, tuo pačiu metu augindamas raumenų masę. Ir tokiu atveju, plius darant labai daug hit cardio, didelis pliusas yra suvartoti daugiau baltymo nei įprastai, nes taip sakykime, didesnis potencialas užauginti kažkiek raumenų masės, metant svorį ir mažesnė rizika sudeginti raumenis treniruočių metu. Taigi, tai kitokios tokelės. O dabar aš jau prie pats sporto salės. Taigi, kol kas su jums atsisveikinsiu. Dabar jums parodysiu, kaip sporto salė atrodo. Ir eisim treniruotis. Jeigu klausimų yra dėl treniruočių ar panašiai, tai galite komentarus rašyti. Pasistengsiu atsakyti, jeigu turėsiu laiko. Gal kažką gero galėsiu patarti. Taigi.
No, God! No, God, please, no! 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 Na, štai tokia labai paprasta šiandien mano treniruotė. Sugalvojau nieko per daug nedaryti. Tai padariau 3 setus po 10 pakartojimų back squatų. Kaip jau minėjau, pradėjau vėl daryti low bar back squatus prieš porą savaičių. Jaučiasi ganėtinai neblogai, kaip ir didelių kažkokių problemų su nugara nesijaučia. Matysim, kaip toliau viskas eis, kai svorė pradės kilt. Na ir po to padariau traukas, irgi 3 setus traukos. Pirmas setas buvo 8 pakartojimai, sekantis 2 po 7. Jau 8 nepavyko ištraukti. Na, galbūt tai pavyko iš tikrųjų ištraukti, bet jau būtų sukritus forma. O aš to visai nenoriu. Ta prasme, save perkrauti, traumuot nugarą. Tai tikslo kažkokio tą daryti nėra. Šitas sportas yra, sakykime, labai lėtas. Geriau pamažu tobulėti, nei bandyti kažką per greitai pasiekti. Man gausis taip, kad nieko nepasieksi. Nes jeigu traumuosiuosi kaip anksčiau, tai tektų vėl pauzę ilgą daryti nuo sporto. Na ir po to prašiausiai pasirinkau po vieną pratimą dar papildomai kvadricepsui ir hamstringam. Tai yra bicep femoris. Tai yra kvadricepsam dariau leg extensionus. Jos darau visą laiką labai aukštų volumu. Tai yra tarp 15 ir 20 pakartojimų. Ir hamstring kurvus. Jos dažniausiai darau tarp 12 ir 15 pakartojimų. Šį kartą dariau po 15. Svorai nedideli, čia tiesiog papildomas tas pratimas apkrovai. Ir tiek. Ten jau. Man dabar keliauju namo. Yra 3 valandą nakties. Grįžęs išgersiu kokteilį. Tai tiesiog sojos baltymo izoliatas. Apie 30 gramų. Iškasiu porą bananų. Eisiu į dušą. Na ir tuomet keliausiu į lovą, miegoti, atsistatinėti, kad būtų rezultatai, nes be miego jokio rezultato niekada nebus. Taigi, tikiuosi video patiko. Iš tikrųjų, gaila, kad dažniau negaliu kurti, nes labai laiko trūksta. Bet bent kartą į mėnesį ar panašiai gal sukursiu panašų video kaip šiandien. Taigi visiems geros savaitės. Ir susitiksime kitą kartą.